Mielieji, Edjusta nori pristatyti savo naują gaminį savo sortimente. Tai yra mobili pirtelė, kuri yra sumontuota ant priekabos. Jūs bet kada, su bet kuo ir bet kurioje vietoje galėsite mėgautis pirties malonumais. Labai faina, kad ši pirtis yra sumontuota ant priekabos, kuri yra Tauro gamybos, tai yra nuostabus Lietuvos priekabų gamintojas. Priekabai nereikia jokios papildomos kategorijos. Ši pirtelė yra 4 metrų ilgio ir 2 metrų pločio. Mes padarėme ir pirties patalpą, ir priepirčio patalpą. Yra pagaminta, kaip minėjau, iš karkasinio konstruktyvo. Išoriai panaudojom Classic stogo dangą ir termomedienos dailylentę. Mūsų tikslas buvo, kad pirtelė būtų kuo lengvesnė. Įcentravom svorius, viską išbalansavom ir traukti net su mažu automobiliu bus tikrai labai paprasta. Nuostabus dalykas, kad šiai pirteliai sumontavome 12 voltų bateriją, kuri užmaitina visą pirtelės apšvietimą. Visų išorinių perimetrų yra sumontuotas LEDas ir vakare atrodo tiesiog fantastiškai. Kaip ir visose savo pirtelėse, taip ir šioje sumontavome 10 mm storio grūdintą stiklą. Ir taip pat turime mūsų gamybos duris su 4-guba fiksacija. Taipogi stiklas yra grūdintas 10 mm storio. Priepirčio matmenys yra 1,30 m ilgis ir 2 metrai plotis, kur patogiai jūs persirengsite ir pasiruošti pirtinimosi procedūrai. Šios pirties erdvės ilgis yra 2,30 m, plotis yra 2 metrai. Siekiant mažinti viso gaminio masę, panaudojame termomedieną, kurią visada perkame iš Brolis Timber. Taip pat gultai yra pagaminti iš termomedienos. Krosnelę sumontavome stovim ant kompanijos. Mūsų tikslas yra, kad kuo būtų didesnė akmenų įkrova. Ir mūsų nuostabus partneris Sauresta, kuri mums pastoviai tiekia kaminus savo gaminiams. Tai šiuo atveju buvo tikslas, kad šioje pirtelėje būtų visiškai juodas kaminas ir vandens bakelis. Ir noriu priminti, kad savo klientams visada rekomenduojame pirtelėje turėti atidaromą langą, kad išvedinti pirtelę tarp pirtinimosi procedūrų. Mielieji, jei patiko šis gaminys ar norite kažką savo individualaus, prašom kreiptis ir mūsų Edjustos komanda jums padės įgyvendinti jūsų svajonę.